Tęsiasi rajono mažojo futbolo pirmenybės. Šiemet jose varžosi 17 komandų. Tęsiasi rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus organizuotos 2010–2011 metų Kėdainių rajono mažojo futbolo pirmenybės. Jose šiemet varžosi 17 komandų. Stipresnieji jėgas išbando pirmoje lygoje. Kitos 9 komandos rungtyniauja antroje lygoje. Kai kurie dalyviai tokiose pirmenybėse startuoja ne pirmus metus. Mes jau eilę metų startuojam ir nežinau, turbūt nebuvo sezono, kuriuo mes nedalyvautum. Visą prašau dalyvavom, kada tai būna rengiamas pirmenybės rajono, tai visada dalyvavom. Kodėl? Todėl, kad norim. Žaidžiam visada, bet kokiam turnyre, kas kur pakviečia, ne tik čia rajone, bet ir sakykime, respublikinėse visos turnyruose. Ir neseniai buvom netgi Baltarusijai išvažiavę į turnyrą, kurgi pakvietė. Ir susiorganizavom, išvažiavom ir sužaidėm. Tai čia namuose tai būtų kažkaip lik ir nesmagu nedalyvauti. Startuojam jau 3 metus, paskatino mus mano iniciatyva buvo, kad aš pats lankiau jaunystėje futbolą ir visą laiką traukė mane ta sporto šaka. Buvo galimybė sukurti komandą ir sukūriau komandą savo malonumui palakstyti. Ką manote apie tokias pirmenybės kasmet organizuojamas mūsų rajone? Labai gerai atsiliepimai iš tikrųjų ir kuo daugiau tokių varžybų, tuo maloniau bus visiems, man atrodo. Tuo labiau, kad dabar yra vasaros lyga nauja sukurta, jau 2 metai, šiemet 3 bus, irgi dalyvaujam tenais. Ir labai smagu yra, kuo daugiau tokių pirmenybių, tuo įdomiau bus. Konkurencijos nebijot? Ne, kodėl žaidžiam dėl savo malonumų, čia nei laimėti, nei pralaimėti, prašiau savo pasportuoti ir tiek. Tradicinės Kėdainių rajono mažojo futbolo pirmenybės tęsis iki sausio 15 dienos. Varžybų uždarimas 16:30 min.